Ilgalaikis lakavimas uždaros avalynės sezonu. Kodėlgi ne? Bet aš savo klientams labai rekomenduoju susilaikyti, kol mes vaikštome su batais, su kojinėm, dažniausiai su nailoninėm pėdkelnėm moteris žinoma. Tai labai rekomenduoju susilaikyti, daryti pertraukas ir lakuotis tik tai vasarą. Kodėl? Turiu porą stiprių argumentų. Bet štai vienas iš jų yra tai, kad užlakavus ilgalaikiu laku mūsų nagas netenka galimybės natūraliai amortizuoti ir to pasekmės būna nagų atšokimai, nagų įaugimai, ir įvairūs panašūs sutrikdymai nago. Kitas atvejis yra tai, kad mes uždarome nagą po tamsiu laku, užsidedam pėdkelnes nailoninės, arba gausiai prakaituojam, arba galbūt su tais pačiais batais visą dieną būnam ir taip pat šunta prakaituoja. Ir tiesiog sudarom didžiulę terpę daugintis grybeliam. Tad štai po to taip pat pasekmės negražūs nagai ir ilgas gydymas. Tad siūlau pamąstyti ir pasirinkti, ką mes norime. Ar norime šiandien gražių nagų, ar visą laiką sveikų?